Kada ventiliuojamas fasadas, tada ant parapeto dedasi plokštė. Kam ta plokštė? Tam, kad išsikištų ir užsidengtų čia viskas tas fasadas. Tai va, matot, yra iškišta cetrio plokštė. Čia visos apdailos susidės ant krašto, užsidės kardelį, užsibaigs. Dėl ko dedam cetrį? O ne USB, nes šiaip dauguma deda USB visokį. Čia yra prieš dangą stiklo audinys dar klojasi, reikalingas dangai. Kodėl cetrio plokštė, o ne USB? Pagrindė dėl to, kad jinai yra atspari drėgmei, paprastai. Taip. O jeigu detaliau, tai aišku, OSB yra pigesnė, OSB lengviau apdirbama, lengviau montuojama, prie jos lengviau prisukti išeina, tik tai, kad jinai gavus drėgmės pradeda pūstis. Tai jeigu kol stogą uždengiat, atrodo viskas gerai, bet laikui bėgant, jeigu dar kažkur tą parapetai būna nesandarus, kaip pavyzdys ant su bitumu, jeigu dengia, labai dažnai būna OSB naudojamas, tai pilnai skardinti parapetai, ten kondensuojasi būna ta skarda ir drėksta ir tiesiog tai yra neilgamžis sprendimas. Jinai supūna ir laikui bėgui ją reikia keisti. Tai šlaitiniam stogui duodam 10 metų garantiją, plokščiam stogui 5 metai garantiją. Stogo dangai gamintojas 10 metų garantiją duoda. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus duodam tos pačias garantijas. Tai matomiems darbams 5, paslėptiems 10. Jeigu jis sugalvoja metų eigoje ten montuoti kažkokią saulės elektrinę ir bendrauja, mūsų tas, kaip sakyt, bendravimas jisai nenutrūksta su stogo uždengimu. Tai mes visą laiką esam pasiekiami ir... Tai šiaip daugiausia, ką klientas gauna, tai gauna garantijas ir viską vienoj vietoj.